sakinį norėčiau Gabrieliui priimti. Tai liaudis tai yra, kad tai turi būti piliečiai. Jie nebalsuoja. Ačiū. Nagi dabar tavo... Štai taip, Vaida. Specialioji laida baigėsi ir šis sezonas mūsų Lietuvos atostogų. Šaunumėlis. Pagaliau. Tai parlamentinio ir jaunųjų lyderių forumo susitikimas tarptautinės... А у нее был свой дворовый детство. Да, именно так. Элеонора, детство было дворовое. Там... Įdomu, kas bus kitą sezoną. Именно как раз таки, что ни на есть, самый да наш, самый дворовый. И когда услышала вашу передачу по радио, а еще и по телевидению, я просто окунулась в детство и вспомнила все, которую мы пели тогда под гитару во дворе. Для... Пели во дворе под гитару. В какую сторону от Москвы вы? В какую сторону? Šiandien nugalėjo. Radio televizijos generalinį direktorių Audrių Saudargą. Labas vakaras, Audriau. O, ateityje. Tas momentas, kai sužinojome, žymime turnyrinę lentelę. Кому-то стало жаль. Tai čia tavo prizai, kviečiame ir be abejo, Vaidai. Be abejo, kviečiame. Kiek vėliau nuvyks į Vašingtoną, sveikinam. Tavo dovanas. Ir be abejo, kviečiame Gabrieliaus moterį. Vėlės jums, Gabrieliau, tavo prizai, na ir kviečiame visus šiandien dalyvavusius šauniuosius 8-11 klasių lyderius. Štai ir baigėsi trečiasis Lietuvos tūkstantmečio vaikų sąjungos. Ypatingais Lietuvos tūkstantmečiais. Na, o pačius ypatingiausius mes... Mes keliaukime į prezidentūrą. Šiemet garbingais Lietuvos tūkstantmečio vaiko šauniausi mūsų šalies mokiniai. Visus juos pasveikino ir atminimo dovanomis apdovanojo projekto globėja Dalia Grybauskaitė. Sveikinimais. Šiandien buvo šiandieninė sakė, bet labai daug ir nuoširdžiai linkiu. Padėkit pradėti. Ir tai sunkus kelias. Reikia būti darbščiam, smalsiam ir norėti pažinti pasaulį. To ir linkiu jums. Программы я его еще раз повторю. Что это? Miglei Puikytei, 9 metų. Gudeliausių. Kodėl pavaišinti vaikus atlydė mokytojai. O šeštokas Gilbertas Umbražiūnas jau ir oro balionu paskraidė.
Tokį skrydį visiems 8 Lietuvos tūkstančių oreivystės centras. Tai va, po mumis praskristi po mumis lėktuvas. Tikimės, kad smagūs